Šiandien nei varžybos, nei kalnai, esame Vilniuje ir šiandien visiškai kitokia bus diena. Išbandysim kalnų dviračių pramogos mieste, bandysim įveikti challenge'us ir turėsim papildomai ne bet ką MTB hopper rampą sukūrę ir lėksim per miestą, ieškodami spotų, įdomių vietų, kuriuos ir bandysim įveikti. Tai ką, chebrytė, nieko nelaukus, varom susitikti su labai geru draugu, kuris padės šiandien mūsų video. Tai varom varyti. Šiandienos pramogoms dviratukas, tas pats kaip ir varžyboms Commencal Clash'as. Let's end it. Visai vėjuota, bet svarbiausia, nelyja. Nelengva mint vieną bėgį. Nu bet nieko. Bus tikrai smagu. Atvykom į fainą vietą, Tauro kalnas, statybos dar vis vyksta, bet yra tikrai gerų nusileidimų. O, kas čia? Sveikutis. Mes visada tik tai gerą darom, gerą žmonijai. Nu va, pirmasis šuoliukas, MTB hopper. Tikiuosi mane nevažiuos Linas. O apskritai, Linai, kaip tave pristatyti? Jeigu trumpai, žinai, prasidėjo tai nuo poreikio. Ten darėm tokias geto varžybėlės ir ant žmonių takų, žinai, miškuose. Neprikasinėt galvom gal kokį atsivežt medinį. Ir kadangi turėjau skilsų projektavimo baldų, taip sumečiau brėžinukus, padariau tokią rampą, visiškai net nepanašią, kas dabar yra, bet tiesiog mintis buvo ta, kad atvarai, išsitrauki iš bagažinės, susikrauni, be jokių vinių, žinai, ten Taip. ir pasistatai, žinai, ir viskas, o po to išsiveži, kad neliktų miške pėdsakų. Visi, wow, kas čia, žinai, visi pradėjo ten žiūrėti, žinai, ir kažkaip tiesiog žiūrėdamas į žmonių reakcijas pagalvojau, nu kažkas čia yra, žinai, reikia gal biškį pradirbt, gal padaryti ją tokią, nu, kad kasdien naudot būtų galima, nes ten buvo daug krūva detalių ir bet kaip jos ten, va, ne šitaip glėbiai, žinai. Nu ir pradėjau projektuoti, kasdien po biškį kažką paprojektuoju ir po to žiūrėjau, kad visai fainai darosi ir kažkurio momentu galvoju, davai padarysiu parduodamą. Ir tada užsibrėžiau tikslą padaryti tokį, kurį būtų galima parduoti, nu, kad žmonės pirktų, kad jiem būtų patogu naudoti. Startavome 17 sausį, buvom 16 metų per kalėdas, prieš kalėdas viską pasiruošėm. Tai galima sakyti 10 metų kažkas. Jo, 10 metų, jau gaunasi tiksliai 10 metų. Po starto, kuris buvo, sakyčiau, sėkmingas, prasidėjo biški kasdienybė, kur reikėjo patį verslą jau žiūrėti. Aš tų skilsų verslumo nelabai turėjau. Pradėjom burti komandą, kažkaip nelabai tie rezultatai greit ėjosi, daug kas pavargo. Aš kažkaip, kadangi jau pradėjau, galvoju, reikia varyti iki galo, tada prisijungė nauji žmonės, atėjo Tadas, pradėjom suprast, kaip parduot, pradėjom suprast, ko žmonėm labiau reikia, kas patogiau. Ir tai po truputį patapo žinomiausių brandų, bet kokį durk raiderį, kuris raideris jau važinėja, tai jisai tikrai žinos, kas yra MTB hopperis. Yeah. Apskritai, kaip MTB hopperis atrodo kietai, jau seniai atrodė, bet kad iš Lietuvos dar yra toks brandas ir visi geriausi raideriai pasaulio 100% žino, tikrai kieta. Nusipelnyta 100%. Tai mūsų tikslas šiandien yra visą Vilnių išbandyti, kiek galima važinėti tuose trailuose, tuose pačiuose. Metas bėg nuo policijos. Labai smūg metas. Jokio surprizo nėra. Prabandom pirmą spotuką ir tada važiuojam toliau. Bet čia jau visai kaip prakutė. Eit, sau. Atrodys įspūdingai. Nu ką, bandom? Bandom. Opce. Nice. Čiučiun. O toliau važiuojam į sekantį spotą. Galbūt kas nors net nežinojot, galbūt esat girdėję apie MTB hopperį, bet kad ir Lietuvoje jisai kurtas, gal naujiena. Pom. Opce. Čia drąsiai galiu dėti, tik įsibėgėti sunku visai. Per tokį mini kartelę. Kiek čia nėra daug iš tikrųjų ta kartelė. Nu va, pažiūrėk, žmogaus ūgio. Panašiai kažkas jo taip ir gaunas. Jo, ir landingas čia gaunas, visai neblogas step-downas į apačią. Jau atrodo smagiai, be apšilimo važiuojam. Žiūrėk, ar gera trajektorija kaip pagal tave. Tai čia labai normaliai, tik greičio reikia. Kažkiek. Svarbu į tą ten stulpelį nepataikyti.
Bet iš čia atrodo tai visai rimtai. Su e-baiku būtų paprasčiau įsibėgėti. Čia sustojau. Ha? Biškį samprotau. Žinoma. Oi. Nu, visiškai nesimatė. Jo? Jo, ir jis kyl, žinai, elektrinis visai be garso. Tai aš mačiau, ką važiuoti, bet nieko baisaus. Bet net nesupratau, kas įvyko. Gerai, Gerai? Nu gal piktų dėdžių nebestiks. Visai baisu, bet smagu. Įma mažesnė rampelė, bus patogiau keliauti per visą miestą ir ieškoti spotų. Pradžia tikrai daug žadanti ir smagi, tai varom toliau. Nu, o kokį šoninį sakai? Iš tos pusės? Jo, Čia to keliu, aišku, galima gerai įsibėgėti visai. aš manau, kad ir tau, nes gaunasi, kad landas net ir paprastai gaunasi. Galim ir čia suvažiuoti. Kodėl ne? 2 metrus nuo pirmo spoto, galima sakyti, jau ir sekantis. Žodžiu, į miestą nespėsim išvažiuoti dar. Antiek yra daug Vilniui spotų. Šoninis, hipukas, kaip čia galima pavadinti jį. Vidutinio dydžio turbūt rampa iš visų esamų, strytas, ar galima sakyti vidutinė? Jo, pavadinkim vidutinę. Ten reikia toli hitint vai. Čia, žinai, limitų nėra, tu čia pasistatei gali arba čia nusileisti, arba ten, žinai. Ten tik tai skupstas kažkoks įdomus. Jeigu jau taip toliau sendin, bet kaži gal, ar iki čia da važiuos. Nu, toks vat. Skiečiai gal. Tu net galvoji iki čia? Nu, jeigu labai įsibėgėjus, tai gal gali? Nu, Linas parlėkė. Pasižiūrim. O, kiek greičio. Ui. O. Nu va, visai panašiai kaip ir sakiau, kad ten. Kokie 3 km per valandą gausi. Ok. Va tiek, kiek aš variau, tai dar ok. Daugiau gali jau jaustis toks biškis. Aha. Vėl Linas išvarė, nu, lekia nesustodamas. Važiuojam. Biškį ant priekio, panausdaivinau. Jei pasivertum baiką, ok būtų. Jo, labai tiesiai nuvažiavau. O kur nusileidau? Tai dar trūko net. Davai. Pasijautė, kad oro buvo. Nebuvo toks labai sklandus nusileidimas. Nu ką, šitam buvo turbūt. Jo, šiaip geras. Toli nenuvažiavom, jau priraidinom. Užmatytas smagus spotukas turėtų būti tik tais iššūkis su vaikais. Tai važiuojam, patikrinsim. Čia netoli yra. Ar ten įmanoma ar ne? Spot hunting. Ojei, be šansų. Gaila. Tikrai landų karalystė. Na, sakau, status visai. Šitas, aš žinai, galvojau, gal ant šito tipo, kažkaip vos net ten gaunas, kad startuoji. Ten startas, įsimini. Anksti ryte reikėjo, nu bet kitam kartui tada. Ja. Jeigu šaikai patiks, jeigu bus įdomus videkas tokio tipo, tai bus galima drąsiai daugiau daryti ir daugiau spotų, pasiūlytų spotų ir panašiai. Tai čia realiai yra beribės galimybės iš vis. Ja, galim net per gaisrinę mašiną realiai peršokti. Taip, tai aišku. Nu, pakridai čia. Ir čia įlendi. Atrodo tikrai įdomi vietelė, kur būtų galima išnaudoti. Nuo šono kažkur gali vos ne ir įsibėgėti, žinai. Nu, arba čia gali lendinti irgi iš kažkur. Bet šiandien vis tiek jaučiu, ne? Ne, nu pasižiūrėk, čia dabar tai toks ir pavojinga ir čia dar druk nutrenksi kažką. Tokia įdomi vietytė, sakyčiau. Next spot. Nu, šitą gal tokį biškį iš toliau, kad long jumpą vos nešauti. Landingas bus laiptukai arba per vidurį pravažiavimas. Geriau čia vos ne. Bet vaišakas dar gali pataikyti. Nu, bet nieko baisaus čia. Manau, bandom. Čia pasidėsim, bum. Turėtų būti smagus visai landingas į laiptukus. Tai pabandysim padaryti nemažą gapą iš
gatvės ir tiesiai laiptukus. Tik reikia žiūrėti, čia visą laiką niekas neatvažiuoja. Žiūrė, neateina. Bet tiesiai toks nebus patogu įsibėgėti. Nuo ten būtų vos ne čia pasidedi ir tada jau skersai lendini. Į vidurį pirmas lendinimas. Aš net galvojau, biškį atitrauk kavos, ne va čia, va, žinai, tokį gepuką pašauti. Pradžiai pasibandyk, mažesniu, jeigu viskas ok. Truputėlį padidinsim gepą, ne, nuo mažesnio. Galim prašokt. Nedidelis kol kas gepukas. Jep, very nice. Galima drąsiai didinti, smagiai. Kas yra? Baisu? Šoks, aišku. Linas parlėkė. Op. O, va, tokį. Aišku. Galima varyti. Man atrodo. Geras. Nu šitas jau geresnis. Demasyviai. Darom biškį gepuką. Taip va. Iki čia. Nu čia tai jau būtų gerai, bet tu įvertink, kad čia tau ne per daug jau. Šiaip gepas tie. Mažas. Jo. Tai šį ir dar biškį. Galim pamėginti. Vienas pats jau sunkiai, vat nematomas kampas būtų, neišeitų čia važiuoti. Nice. All good? Žemas toks, tik tais, man atrodo. Galim važiuoti kitur, tai ką čia? Rasim tų spotų. Gal tą pabandom? Pabandyt nori? Nu tai galim. Rampą padėjai, Aha. tu peršokai, aš rampą patraukiu. Taip. Nu tai gerai, galim padaryti, kodėl ne? Važiuoju. O gal nori ant biškį statesnės, šausim oro. Man tik tais keista, kai nematau, žinai, prieš važiuojant kur tą rampą. Ai, nu jo. Ir toks laukiu, kada jinai nukris ir prisitaikysiu, žinai. Galiu? Gerai, reikia gal triuką kokį šauti. Čia jau taip skrendi. Nu, aišku, čia taip atrodo, kai iš ten žiūri, kad arti iš tikrųjų erdvėj turbūt ten taip toliau. Galiu? Ok, nice. Čičin, smagiai visai irgi. Iš rajono neišvažiavom, o jau smagumo daugiau negu net galėjau įsivaizduoti kažkaip. O tokie paprasti spotukai atrodo, žinai, bet smagus. O jeigu būtų dar koks massive reikaliukas, o jų tikrai yra. Čia tai gal nepribursim labai. Vaizdas gražus. Ten tie laiptukai, bet tie laiptukai jie tokie labai nestatus, man atrodo. Visur lygumos. Gražus parkelis, nieko tikrai, bet spotukų potencialių gal nelabai. Turim landingą, turim įsibėgėjimą nuo kalno, bortą. Čia kaip tas plytos tam laikosi, gal tų plytų nesu matęs. Nu, čia irgi prikrauta taip nemažai. Tai šausim čia kažkur hoperiuką, per bortą ir landingą. Ir kas dar čia labai gerai yra vienas dalykas, čia yra poliklinika. Kur, bet jau čia rizikuoti tai visai verta, žinai. Viskas vietoj. Gerai? Jo. Nelaginom ir bandom. Eik, tu gerai, čia labai atrodo. Varom varyti.
Kaip čia su to greičiu? Ne per daugiausiai reikia. Landingas dabar galvoju iš karto gaunasi, ne? Jo, jeigu, pavyzdžiui... Tik už bortelio iš karto. Jo, tik tai tiek, kad jis pradžio biški švelnesnis, o po to pasitikėja. Stačiau. Čia vos ne ir va startas. Jo. Oho, kiek greičio. Man atrodo, tiek gal nereikia. Nice. Išbandom didesnį gapą ir važiuom ieškoti toliau kitų spotų. Ką čia užsibūsi ilgai, kai Vilnius beribis. Vo, čia va, legit. Nu va dabar gerai, man atrodo. Metrų daug čia nėra. 2, 3 su biškiu gal. Bet svarbiausia smagu. O, dabar geras. Tai gal dar pastum? Pareina. Šulges. Bandom gal dar biškį atitraukti. Bet vat ir smagu dėl to, kad po truputį gali didinti. Ja. Nu čia žiauriai didelis pliusas. O ne iš karto atvarai į trasą didžiulis gepas, o va po biškį, gepuką didini. Saugiai, sąlyginai aišku, iki ko dar daina tas didinimas, tai tas saugumas gali ir prapulti. Bet čia jau viskas nuo tavęs priklauso. Have fun. 1, 2, 3, 4. Smooth. Tvarkingai. Nu ką, galėsim kitur, ne? Manau, kad taip. Skinny challenge. Thank you so much, guys. No worries. Va, toks vas putuks. Seniai esu žiūrėjęs tos laiptukus, nuo viršutinio į šitos lendint. Visai įdomiai atrodo, graži aplinka. Tik reikia nuo viršaus pažiūrėti, kaip ten... Ar įsibėgėjimo užtenka? Ten užtenka visko pilnai, viskas tenok. Ar užtenka drąsos? Jo. Taip, čia visai legit atrodo. Geometrija tai atrodo... Tobulai visai. Tvarkingai, jo. Taip, tai va būtent. Aišku, reikia įtaikyti. Nu, bet reikia ryžto. Įsibėgėjimas geras, čia jokių problemų nėra. Manau, nieko nelaukus, važiuojam. Proporcija 2 aukštis, 5 ilgis, atitinka šitą kampo trajektoriją. Nu, kaip konstruktorius galiu pasakyti, kad viskas bus gerai. Va taip, pasitikėjimo iškart kupinas. Nu gerai. Čia gaunas, kad nedaug nusileidimo iš tikro, įtaikyti reikia. Gana trumpas, bet tik tai tiek, kad jisai dėkingas jo kampas. Pats ta, žinai, bet... Labai daug to greičio nereikia. Darysi? Tai reikia pažiūrėti. Biški papulinčia labai nedaug iš tikrųjų atrodo. Smagiai. Nice. Smagiai. Seniai mačiau, šitas toks atrodo labai geras, tinkamas gepukas. Jaučiasi vis tiek kažkaip toks. Jauduliukai yra. Šypsena yra iškart. Dar vienas spotas įveiktas. Pabandysiu po manualį. Rampa ant vieno rato važiuoja. Šituos tiesiog for fun galima prašokti gal. Spot detected. Bum. Pamatai, įvykį, važiuoji toliau. Let's go. Aš ten va galvojau. Kažkaip pasikeitė, atrodo, tie laiptai. Į toj pusėj. Oi, bet čia kokie ilgi. Nestatus ir ilgi. Ten jau reiktų pastebėti, ar nieks netvaro. Bet paskui jau gau čia peršokė, tai ką ten daryti? Į fletą dropint? Jas, tai toks. Dar tiesiai prieš. Aina savo, koks vėjas.
Oi, kaip vėjuota, biškiu baisu. Tik tais aš jeigu minsiu, nematysiu irgi. Jeigu ką, pastabdyk. Dar vieni laiptukai. Jei, dar vieni laiptukai į sąskaitėlę. Tičin! Varom toliau paieškoti spotų su hoperiuku. Manau, rasim tikrai kokį nors variantą gerą. Varom. Tai atrodo. Atrodo labai gerai. Jo. Bum. Toks va, spoteliukas. Nelabai rieda tik tais. Va, vienas landas. Ai, bet čia toks mažytis, aha. Čia rampikė, įsibėgėjau, per rampikę užšoku ant viršaus, į manualą, gal, nu ir pavažiuoju, bet toks čia tiesiog pabandymui. O paskui tą kampą jo galima iš čia bum. Iš didelių šuolių į techniškas atkarpėlės, kur nebus lengva. Beveik iš tikrųjų, netikėtai, bet trūka. O vis tiek? Nice. Obulai, sakau. Nice. Rambačkai, net nesitikėjau, kad taip gausis. Geras. Iš čia bent jau tada iš šitą toks lengva. Žaidimo aikštelę suradom, tikrai smagi. Didžioji dauguma nusileidimų gaunasi ne į mano pusę, bet irgi gerai yra pasimokinti kažką naujo ir savo neįprasto tai. Ups. Ir nusileidimas tada čia. Čia šokia, čia nusileidė. Galima bus dar ir atsitraukti. Drikt. O. Labai gražiai. Visai gaunas. Maestras jau. Ačiū. Nusileidimą susiradom taip pat sudėtingiausia, turbūt. Kokį gali rasti. Toks status, trumpas, kur turi įtaikyti. Techniškai. Jo. Aš gal atitraukčiau dar biškį. O. Yes. Kiek čia to greičio reikia? Ai, smagus step downs. Oho, buvo toks ant priekis, nuėjo ne ten, kur turėjo būti. Gal dabar patraukti? Nu, jau, pabandyk. Tas landingas tai mikro. Simbolinis biškisai toksai. Jip. Galima atitraukti biškį. Nu. O, dabar jau gerai. Smagiai visai. Išgaldavo da biškį. Aukščio. Per du. Aha. Nežinau, ar protinga. Mikro nusileidimas ir įsibėgėjimas toks ant klaustuko irgi nėra lengva, bet įdomu už tai. Jau. Manau, kad šiam kartui užteks. Didelis dėkui Linui už geriausius gaminius visam pasauliu. Tai jeigu kas nors nežinojot, kad yra toks dalykas kaip MTB Hopperis, tai būsit sužinoję. Pagarba didžiausia. Jeigu patiko videkas, manau, galim tada pratęsti didesnę rampą kaip pavyzdys. Galit pasiūlyti savo spotus ar dar kažką. Tai parašykit komentaruose, būtinai ką galvojat, kokių idėjų turit kaip pavyzdys ir pasidalinkit. O daugiau, ačiū, kad buvo šiame video ir iki kitų kartų. Bye. Bye.